ką, mes paleidžiam Sebastianą. Seba is flying to Warsaw to meet his family. So sorry, next time Seba will go with us to Vilnius. Yeah, I will visit you in Vilnius soon. See you. Bye. Ciao. Bro. Okay. Good luck. Keep up. Say hello for your wife and for your son. Thank you. Thank you. Yeah. Thanks a lot. Thanks. Good job. Kiek daug jūsų čia nesitikėjom. Nežiūrint į tai, panašu, kad mūsų bagažas net keliavo. Mes turėjom labai trumpą tarpą ne pačiam drausmingiausiam oro uoste Paryžiuje. Ten jie, žinot, protestuot labai gerai moka, su bagažu greičiausiai nelabai. Tai dalis kolegų tvarkosi su bagažu, mes štai čionai. Ir tik žinių, o iš esmės tai labai džiaugiamės, kad pavyko pagerinti šiek tiek rezultatą. Labai džiaugiamės, kad pavyko... Jaučiate palaikymą Lietuvos žmonių? Jisai buvo milžiniškas, aišku, ir ne tik Lietuvoje, ir Pietų Amerikoje lygiai taip pat. Iš esmės tai buvo labai daug žmonių, kurie buvo Lietuvoje, su kuriais ne Lietuvoje, kurie buvo Pietų Amerikoje, su kuriais susipažinau. Tai vatke, labai daug aš nekėjau lietuviškai. Aišku, kai įeidavai į socialinę mediją, suprasdavai, kad ten daugybė visokiausių reikalų irgi vyko. Tai džiaugsmo tikrai pakankamai daug, bet nežiūrint į tai, mes buvom susikaupę, mes darėm savo darbą ir panašu, kad tą darbą pavyko padaryti pakankamai neblogai. Ar Lietuvos vardas skamba garsiai Dakare jau vienai vietoje? Na, Dakare vietoje tikrai lietuvius yra žiūrima nesuprantančiai, kaip jiem čia taip gaunasi. Tai jie tiesiog nežino vieno paprasto dalyko. Mes turim Gyčio geną, jie nebūtinai žino, kas yra vytis. Tai vat, tuo mes esam tikrai pranašesni negu kiti. Nes mes su mažesniais resursais turim padaryti geresnį rezultatą. Panašu, kad mums tai gaunasi. Dziękuję bardzo. Ačiū Jums labai. Ačiū labai. Visų pirma, tai džiaugiuosi už komandą ir aš esu labai laimingas, kad mūsų komanda per eilę metų pavyko tikrai susidirbti ir tikrai pakankamai neblogai. Aš lenktynių metu man jau pavyko tik tai lenktyniauti, o jie darė savo darbus. Lygiai taip pat žmonės Lietuvoje, kurie veikia ir dirba su jumis, jie irgi darė tikrai didžiulį darbą. Mūsų fanai, kurie buvo, jie irgi buvo labai aktyvūs ir tai yra milžiniškas palaikymas. Taip, kad iš visiškai visų pusių labai daug dėmesio ir tas labai smagu. Manau, kad tai dar ne pabaiga. Pasižiūrėkime, laukime tęsinio. Ir turbūt esminis, ką aš galėčiau pasakyti, kad ponai ir ponios, ponaičiai ir ponaitės, Dakaras baigėsi. Prasideda Dakaras. Tai turbūt tiek šiandieną. Jūs ką tik peržiūrėjote mano video. Jeigu norite sužinoti dar daugiau įvairios Dakaro informacijos ar šiaip visokiausių nuotykių, prenumeruokite štai čia. Ačiū, kad žiūrėjote.